Sveiki visi, kas žiūrėsit šitą video. Jo tikslas yra trumpai pristatyti metaforinės kortas, tiksliau jų naudojimą. Kaip išsirinkti, kokius klausimus užduoti, kokios etikos taisyklės galioja ir panašiai. Tai startuojam. Pirmasis momentas, kurį noriu aptarti, tokie darbo principai. Kas yra svarbu, kai mes naudojame metaforinės korteles. Tai pirmas dalykas, ką šiandien bandysim išsiaiškinti, kas yra pačios tos MAK sąvoka, kas ten įeina, į kokius dalykus turėtume atkreipti dėmesį. Kitas momentas - etikos tam tikros taisyklės, jų mes turime laikytis, jų nėra tiek daug ir šitam pristatymė ten paimsiu tokius tik pagrindinius niuansus, pradedantiesiems. Apžvelgsime keletą klausimų, kuriuos galima uždavinėti, jų tikrai gali būti daugiau, jūs su laiku praplėsit savo klausimų arsenalą ir pasižiūrėsim, kaip išsirinkti korteles. Kokie yra variantai, kokius dalykus turėtume atkreipti dėmesį. Tai pradėkim nuo pačio MAK. MAK yra trumpinys, metaforinės asociatyvinės kortos. Ir tai mums iš karto sufleruoja, kad mes, kai išsitraukėme kortelę, kai gauname kortelę, kai pasirenkame kortelę, mes turime atkreipti dėmesį į kelis momentus. Reiškia, mes ieškome objektų, kortelį ieškom objektų, kurie turi mums kažkokią perkeltinę reikšmę su visom savo savybėm, tam objektui būdingų. Tai jeigu paimtumėm netgi patį pavyzdį, jeigu mes pamatom ir mums atrodo, kad korteliai pagrindinis personažas yra dramblys, mes galim kurį laiką kortelėje pasinagrinėti, kas yra dramblys. Kas mūsų suvokime, kaip mes jį suprantam, kokių jisai turi savybių, kokių jis turi gerų, blogų mūsų supratimų pusių, ar ne, kad jis yra didelis, galingas, bet jis yra lėtas, galbūt nerangus. Žiūrim visas savybės būtent to objekto ir bandysim paskui, matysit, su laiku pernešti kažkaip su kokia sritim, su kokia dalim, galbūt su manim, galbūt su mano kažkokiu darbu, galbūt su mano tikslu, šitas objektas ir jo savybės yra susijusios. Kitas dalykas, ko mes ieškom, tam tikro veiksmo, kas čia vyksta su šitom kortelėm. Šitoj korteliai mes matom, tarkim, padidinamąjį stiklą, kad kažkas kažką išdidina. Galbūt čia gali būti atsirasti iškart ir posakis daro iš musės dramblį, bet gali būti, kad tiesiog mes kažką išdidinam, matom kažką tokio didelio. Iškart vertėtų pradėti galvoti, kaip šitas veiksmas, ar ne, kažko didinimas, kažko nagrinėjimas, kažko labai detalių ar niuansų galbūt nagrinėjimas, kaip tai susiję su mano gyvenimu, su kuria gyvenimo sritim, kur aš irgi panašiai elgiuosi. Galbūt man reikėtų sustiprinti šitą elgesį, galbūt man reikėtų kaip tik susilpninti. Ir trečioji raidė, ką mums reiškia, kad tai yra kortos, kad tai yra kortelės, tai yra toksai tiesiog patogesnis būdas vienoj krūvoj, vienam rinkiny turėti daugybę paveikslėlių, asociatyvių, metaforiškų paveikslėlių ir galbūt jas išdėlioti tinkamai, jas išsitraukti. Tai tiesiog kaip priemonė vienas iš variantų, kaip mes galim naudoti metaforas. Metaforas jūs beje galite naudoti ir tiesiog palyginime, vaizduotėje, bet galim naudoti jas ir kaip korteles. Einam prie etikos taisyklių, jų yra šiek tiek daugiau, bet, kaip sakau, pradedantiesiems iš tikrųjų užteks bent jau tokių kelių pagrindinių punktų. Tai vienas yra, kad mes, kai dirbam su metaforiniam kortom, iš tikrųjų to turėtumėm laikytis ir šiaip gyvenime, mes labai gerbėme žmogaus privatumą ir tiek informacijos, kiek jis mums nori duoti, kiek jis yra pasiruošęs duoti, tiek mums tinka. Klientas gali būti tiek atviras, kiek jam yra tuo metu patogu. Ar jis bus klientas, ar jis bus mūsų kolega, ar galų gale mes patys, tiesiog, kad galim savo pripažinti, kad dabar kažkodėl man nesinori atvirauti šio klausimu. Aš dar esu kažkur nepasiruošęs, man ta kortelė kažkom nepatinka, aš ten nenoriu nagrinėti į gilį. Faktas, kad tai yra kažkiek apie mane, tai yra apie klientą, kažko aš dar nenoriu, nesu pasirengęs matyti. Mes galim išlaukti, mes galim užduoti kažkokių aplinkinių klausimų, padėti sukurti kažkokią atmosferą priimtinesnė ir saugesnė mums patiems ar mūsų klientui ir tada jau gausim atsakymus. Kai mes jau dirbam su metaforiniam kortelėm, pasistengiam neskubinti. Įsivaizduokit ir supraskit, kad mes dirbant su metaforomis, mes pirmiausiai turim apgalvoti savo situaciją ir tada tą situaciją nunešti į
kažkokius metaforinius, asociatyvinius vaizdus, ten surasti atsakymus. Tai reiškia, mes turim nerti į savo vaizduotę, ten daryti sprendimus ir tik tada iš ten išeiti su išvadom. Reiškia, tai atima laiko. Tai tam reikia laiko, ar ne? Mes turim leisti mūsų tam tokiam vidiniam kritikui atsipalaiduoti, nusiraminti, leisti kurti scenarius, o paskui jau realybėje mes jos pasidėliosim į tam tikrus punktus. Ir trečias punktas, labai, labai, labai svarbus, yra apie interpretacijas, kaip mes matom kortelę. Kai jūsų klientas, ar jūsų draugas, ar kolega išsitraukia kortelę, mes irgi esam žmonės šalia būnantis ir mes, aišku, ten pamatom savus vaizdinius. Mums ten kyla minčių, kaip būtų galima tą užklausą, ar tą klausimą, ar tą problemą išspręsti, apie tai, ką kalbėjo klientas. Bet čia ne mūsų sesija, tai ne mūsų susitikimas, tai ne mūsų konsultacija. Tai to žmogaus, kuriam mes padedame atrasti sprendimų konsultaciją, reiškia mums svarbiausia, ką jisai galvoja, kokius sprendimus jis mato, kurios detalės jam yra labai reikšmingos, o kurios yra nereikšmingos, kurios yra taisytinos, kurios yra nuostabios. Ne, reiškia, mes tiesiog uždavinėjom klausimus, kurie padėtų praplėsti jo matymą, praplėsti jo vaizduotę, bet visiškai niekaip nebandom įpiršti savo nuomonės. Labai svarbios kelios taisyklės, kurių jau laikantis jau bus pakankamai geras žingsnis link tokio profesionalaus naudojimo. Kaip mes galim išsirinkti korteles, ar ne? Dabar vis tiek su kažkuriom kortelėm turėsim dirbti. Tai mano net būtų patarimas toks pats paprasčiausias, pasidarykite tokį trumpą testą, užpildykite trumpą klausimyną, jis yra nemokamas, lengvai prieinamas. Ir jums jau duos užuominų, kurie rinkiniai labiausiai galbūt būtent jūsų atveju tiktų. Bet šiaip, kai mes, jeigu jūs norite ir be testo, arba galbūt jau turit kažkurių kortelių, norit dar praplėsti, mes galvojam apie keletą tokių niuansų arba žiūrim į savo situaciją iš kelių kampų. Su kokiu lygiu aš pats esu, ar aš esu naujokas, ar man reikės su aprašais, ar galbūt aš jau specializuojuosi, galbūt santykiuose, galbūt finansų temoje ir panašiai, tai pagal tai mes galim pradėti atsirinkinėti arba labiau specializuotas, arba labiau universalias korteles. Žiūrim, kokie yra mūsų klientai, bet su kuo mes planuojame dirbti. Galbūt mes dirbsim, nežinau, gal darbe kažkur versle, gal mes esam pedagogai, gal mes esam psichologai, gal tiesiog planuoju namie naudoti. Tai nuo to irgi priklauso, kas bus tie žmonės, su kuriais aš taikysiu korteles. Jeigu jau kažkiek gilinatės arba jaučiat, kad pas jums tokia eina tematika kažkuri svarbi, galit pasinagrinėti, kuris sritis jums aktuali, gal apie santykius, gal apie finansus, gal apie verslą, gal apie komandų formavimą ir panašiai. Tos užklausos, ta problematika, su kuria jūs dažniausiai susidurėte, jinai irgi aktuali. Ir nemažiau reikšmingas yra ir toks stiliaus suvokimo arba tai, kas mums patinka. Vieni nori, kad būtų užrašai, kiti nori, kad būtų tokias labiau fotografiškos, kiti nori labiau abstrakčių kortelių. Žodžiu, verta pasinagrinėti, pasižiūrėti, kokių yra nuotraukų, keltą į elektroninę parduotuvę ir ką labai labai rekomenduoju, kai tik yra galimybė sudalyvauti kažkur gyvai, kur galima gyvai pačiupinėti korteles, va ten būkit, pažiūrėkit, kaip netgi pati kortelė jums rankose laikosi, ar jums duoda kažkokių atsakymų. Tai tiek būtų iš pačio rinkinio pasirinkimo. Ir kitas dalykas, kai mes jau turim rinkinį, ten irgi jums gali pradžioje kilti klausimų, tai kaip traukti, kada traukti tą kortelę užverstą, kada atverstą, kiek jų naudoti ir panašiai. Tai yra toks trumpas atsakymas. Jeigu mes nežinom atsakymą, jeigu mes esam užstrigę, jeigu mums reikia kažkokios naujos įžvalgos, pažiūrėjimo iš kito kampo ir jaučiam, kad mes lyg užsisukę tam tikram cikle, tada mes traukiam nežiūrėdami kortelę. Tada mums bus tam tikras netikėtumas, bus naujų minčių, mes galbūt net nesuprasim apie ką čia man norėjo parodyti, bet ten bus labai daug įdomių atsakymų. Jeigu mes norim savo pasigryninti,
Kai kurios kortelės, beje, tokios turi polinkį, kad jas, pavyzdžiui, rinktis labiau iš atverstų. Aš, tarkim, noriu grupiai prisistatyti, kokios yra mano pagrindinės savybės. Kažkaip noriu save pristatyti, tada trauksiu iš atverstų. Galbūt noriu savo įsivardinti, kurios gyvenimo sritis, kokie momentai man kelia stresą, man kelia įtampą, aš tai žinau. Tai reiškia, aš rinksiu iš kortelių tokius vaizdinius, tokias metaforas, kurios man labai asocijuojasi su ta mano būsena dabartinė. Visą laiką žiūrėkit, kaip jums, kaip norisi, kiek verta traukti kortelių. Jeigu man reikia tik įžvalgos kažkokios minties ar pokyčių, aš traukiu vieną kortelę. Jeigu aš turiu 2 pasirinkimus, tikėtina, aš trauksiu 2 korteles. Jeigu aš pradėjau dirbti su viena kortelė, bet man dar iškilo klausimas, kažkoks dar jaučiu, kad pačią situaciją lyg ir supratau, bet ką daryti man dar trūksta, aš galiu papildomą traukti kortelę. Nebijokit miksuoti įvairių kortelių. Viskas yra su to gerai. Galbūt naudojat labiau tokias įžvalgų korteles, bet pabaigai norisi išeiti su kažkokiu resursu, su palaikymu, reiškia, jūs pamiksuosit kelis rinkinius. Iš traukimo būtų tiek. Dabar sekantis, kuris irgi dažnam tokį neramumo duoda, ar žinosiu, kokius klausimus užduoti, ką tokio reikės daryti. Tai pirmas galbūt tas toks nulinis etapas, pradinis, nuo ko mes pradedam, prieš traukdami kortelę arba prieš ją pasirinkdami, mes turim atsakyti savo į klausimą, kokiu tikslu aš ją traukiu, ne? Ką aš noriu sužinoti, kur aš esu užstrigęs, kokioj problematikoje aš noriu pasinagrinėti dabar. Tai reiškia, mes šiek tiek padirbam su kažkokiu tokiu įsivertinimu, kam aš dabar skirsiu ateinančias, 10-15 minučių ar panašiai, kiek aš analizuosiu šitą kortelę. Ir tuomet mes traukiam kortelę. Traukiam ar išsirenkam kortelę ir kai jau turim kortelę, čia beje yra vienas svarbus dalykas, kad mes ką tik buvom įsigilinę į save, į savo problematiką, bet kai ištraukiam kortelę, mano fokusas ir mano dėmesys nueina į kortelę. Ir tada mums jau iš čia kyla keletas klausimų. Kokią emociją man sukėlė, ar man patiko, nepatiko, mane išgąsdino, mane suneramino, man atmetimo reakcija, mane labai pradžiugino, mane kažkaip praskaidrino dieną ir panašiai. Tuomet mes galvojam, kokios mintys ateina, pirmoji mintis, antroji ir taip toliau, kurios elementus aš pirmiausiai pamačiau, kaip galvoju, kuris čia yra esminis, kurie čia yra svarbiausi. Reiškia, jūs kurį laiką pasistengiam pabūti kortelė ir ta pirmoji reakcija, jinai iš tikrųjų labai reikšminga, tokia pagalvosit paskui šiek tiek, ar ne, kaip ta pirmoji reakcija, kaip jinai su mano ta realia situacija susijusi. Ar ir ten yra kažkoks atmetimas, ar ir ten mane kažkas gąsdina. Paskui siūlau pabūti kuo ilgiau dar toj kortelėj, panagrinėkit, gali būti panašus klausimai, patys paprasčiausi, bet tiesiog ką dar matau, kas čia dar vyksta. Kas vyksta, dėl ko tai vyksta, ar ne, kokie čia yra dalyviai, kokie čia yra personažai, kas man čia patinka, kas man čia nepatinka, kurios detalės man nepatinka, ką man norėtųsi pakoreguoti čia. Ir jeigu noriu jau pakoreguoti, tai kaip aš tai galėčiau pakoreguoti, ne, kokius veiksmus man reikėtų padaryti. Kuo mes plačiau prakalbėsim apie kortelę, kuo daugiau ten rasim sprendimų taisyti, čia reikia daugiau šviesos, čia reikia nuo kažkokių pančių išsivaduoti, čia reikia kažką palikti, čia reikia kažką pasiimti. Kai mes sugrįšim atgal į realybę, kai mes pradėsim galvoti, kaip visa tai, apie ką aš ką tik prakalbėjau, yra susiję su mano situacija, mums bus, bet kuo daugiau mes būsim radę atsakymų kortelį, tuo daugiau įžvalgų mes gausim, tai ką aš galiu padaryti savo realiam gyvenimui. Kas man yra tas šviesos davimas? Gal aš apie kažką turiu pasiskaityti, aš galbūt turiu pasitarti apie kažką, gal man reikia meilės daugiau į mano gyvenimą įnešti. Nuo kokių pančių aš turiu atsikratyti? Kas yra pančiai? Kaip aš galėčiau to atsikratyti? Bet kuo daugiau mes būsim radę atsakymų korteliai, tuo paprasčiau bus pasidaryti savo asmeninių labai stiprių ir reikšmingų įžvalgų. Ir aišku, kai jau nusprendžiam, kai jau suvokiam, kad taip, tai yra tokie galėtų būti visai geri dalykai, pagalvokit apie pirmą žingsnelį, kurį galėtumėt padaryti. Jis būna labai labai vertingas, kad ir mažas, bet kažkoks žingsnis link pokyčio.
Ką dabar noriu, jau kai supratot, kokie galėtų būti klausimai, jie čia tik tai toks trumpas, jūs kiekvieną tą klausimą galėsit tiesiog praplėsti. Nu, kaip pasakyti, jeigu mes matom tą kelią, mes galim savo klausti, kur jisai veda, jeigu jisai veda kažkur tolyn, o kas ten yra tolyn, ar ne? Mes tiesiog iš kiekvieno atsakymo mes galim padaryti po naują klausimą, todėl tikrai neapsiribokit šitais klausimais, bet noriu, kad jūs, kas žiūrėsit, galbūt kils noras pasibandyti. Tiesiog tokį mini praktikėlį, kur siūlysiu panaudoti visus tos klausimus, kuriuos mes ką tik apžvelgėm. Tai kaip variantas, jūs galbūt galėsit sekančiais kartais, jeigu žiūrėsit video ne vieną kartą, galėsit vis kitą klausimą pasigalvoti, bet šiandien, šiam kartui aš siūlyčiau jums pagalvoti, kokiam gyvenimo etape jūs dabar esat. Galbūt verta pasižiūrėti, kas jūs galbūt neramina, kur gal ir nėra visiško pasitenkinimo, bet gal ir šiaip noriu tiesiog tokį pasidaryti mini apžvalgą. Kaip aš dabar jaučiuosi iš esmės, vat kur yra mano fokusas. Ne? Tai tiesiog pragalvoju šiek tiek apie tai, siūlyčiau pasinagrinėti ir pasižiūrėti šitas keletą labai nuostabių kortelių. Ir pagalvoti, kuris vaizdinys pirmiausiai, jūs taip prametėt akimis, kuris vaizdinys, kuri kortelė labiausiai jums asocijuojasi su dabartiniu jūsų gyvenimo etapu. Kai surasit, galbūt bus netgi pora, galite išsirinkti 2, bet vis tik nagrinėjimui toks sužiūrėt, o jeigu galiu rinktis tik vieną, bet pasiimkite tą tokią top, kuri vis tik daugelio atžvilgių labiausiai apie jūs. Ir padirbėkit su tais klausimais, kuriuos matėm prieš tai. Kaip aš šitai reaguoju, ką aš čia matau, koks čia procesas vyksta, kokie čia elementai patys svarbiausi, kas man čia labai patinka, kas šiek tiek nepatinka, ką ta kiekviena detalė, kurią aš pamačiau, kurią vis tik galvoju, aš ją norėčiau patraukti. Kas tai galėtų būti mano gyvenime, ką aš noriu patraukti. Man viskas tinka, išskyrus vieną dalyką, kurį aš noriu pakoreguoti. Tai pagalvokit, kas yra tame jūsų gyvenime, tokios taisytinos vietos, koreguojamos vietos. Gal jos ten bus minimalios, bet tikrai pagražins ir pataisys kažkiek jūsų esamą būseną. Kas norit, galit ir, tarkim, nežinau, gal nerasit jums labai patinkančios ar labai susijusios kortelės, galit pasižiūrėti netgi, o į kurią kortelę buvo labai atmetimo reakcija. Labai tikėtina, kad šito dalyko aš vengiu. Jūs tą kortelę irgi beje galit pasinagrinėti. Žodžiu, pasieksperimentuokit ir jeigu patiks, ką galim daryti toliau, tai mano būtų toks siūlymas tiesiog jeigu jau jaučiat, kad užkabino, gilinkit žinias. Gilinkit, galima tiesiog patiem eksperimentuoti, labai nuostabūs dalykai. Bet jeigu jausit, kad reikia daugiau žinių kažkokių, tai tikrai rasit internetiniam puslapyje metaforinėskortos.lt, rasit galimybių, kaip jūs galite pagilinti žinias. Tai vienas iš variantų yra tiesiog pilnas kursas mokymų, online kursas iš 5 dalių. Tai gali būti asmeninė konsultacija, tai gali būti sesija coachinginė su metaforinės kortomis ir kur labai kviečiu irgi ir galvoju, kad toks nuostabus dalykas, kur galit gyvai išbandyti ir pasičiupinėti, yra transformacinių žaidimų ir metaforų festivaliai. Jie vyksta per metus bent 3 kartus, tai tikrai, manau, ištaikysit ir atrasit laiką, kada tą padaryti. Ir toks užbėgu už akių šiek tiek į ateitį, viskas dar yra tik tai procese, bet jau labai tikimės, kad greitų laikų bus išleistas metaforinių kortų naudojimo vadovėlis, jis jau yra iš esmės paruoštas, eina tą leidybiniu keliu dabar, tai žodžiu, kitai turėtų greitų laikų būti. Tik vis pasitikrinkit, galbūt, kas žiūrėsit vėliau video, jau jie ir bus. Šiuo metu yra planuojamas ir kursas pažengusiems, tie, kurie jau turi tokį bazinį praėjimą, yra praktikai metaforo. Galbūt jūs norėsit gilinti šiek tiek žinias toliau. Ir dar vienas kursas planuojamas tiem, kurie nori išleisti savo korteles. Galbūt jūs esate kažkurios srities specialistai, jaučiat kažkokį trūkumą kažkur. Tai ir šitas kursas, kaip, nuo ko pradėti, kaip rinkti medžiagą ir kaip jas išleisti ir panašiai, apie viską sužinosit. Tai šiam kartui informacijos būtų tiek.
Ir tikiuosi susimatysim arba mokymuose, arba metaforinių kortų susitikimuose, arba kažkuriuose festivaliuose. Iki pasimatymų.